Aš turiu vieną tokią savo taisyklę, nežinau, bet gal aš tokia iš vis viena esu, pasakykite, ar aš normali šitoje vietoje. Jeigu aš kažko ieškau internete ir man išmeta puslapių listą, tai aš specialiai spaudžiu ant pirmo linko, kuris nėra sponsored, kuris nėra remiamas ir kuris yra organiškai aukščiausiai paieškoj iškritęs. Tikrai ne viena. Aš lygiai taip pat palaikau nemokamą pasaulį, žinai. Jeigu parašau kažką į paiešką ir ten būna pačioj pradžioj, dauguma šitą temą, bet matau, kad yra reklama, sponsored, kaip tu sakai, praskipinu. Kažkaip, ne? Matai, reklama ir sponsored gali tave kartais ir ne ten nuvesti. Bet Google'as rašo, reklama, jeigu lietuviškai. Bet aš ant jų irgi specialiai nespaudžiu, nes jeigu tu ko ieškoji ir kas yra geriausia, dažniausiai esu pastebėję ir po sponsored būna ten pirmas ar antras linkas ta pati kompanija. Taip. Ir jiems centai byra. Beje, spausdami ant sponsored linko, jūs atimat iš to tikėjo centas. Taip. Tai kažkaip taip pat norisi ieškoti, nes tos reklamos internete iš tikrųjų yra labai daug ir kiek jinai veiksminga, nežinau, ypatingai erzinanti reklama yra iššokantis baneriai, kai kažkur kažką nori paskaityti, pažiūrėti ir turi ten krūvą nujungti įvairiausių baneriukų, tai atšoksta noras kažką pirkti, skaityti, žiūrėti, išjungiu ir tiek to. Nebepirksiu, nebenoriu. Nebepirksiu. O mobiliuose telefonuose atblokeriai? Kažkokie yra. Nes yra labai daug svetainių, kur tu tiesiog atidarai, ir tu, kaip mini žaidimą kažkokį žaidį, čia X paspaudi, X aišku būna, vieno pikselio dydžio. Toks miniatūrinis, kad ten galimai turi įeiti tą reklamą. Čia yra, kas dar dar blogiau, tie banderiai šoka, to būna pusę ekranų uždengia, tu turi uždaryti, būna X, ne? Būna fakinis X, ant kurio tu paspaudi ir tau išmeta tą, išdidina reklamą. Tai čia vienas iš dalykų, kodėl ant mobiliakų nieko negėminu. Nes turbūt nėra žaidimo be reklamų. Ir žinau, ten Hebra atsijunginėja internetą, kad tos reklamos neparkeliautų, bet, per daug. Tai premium versijos kažkokios nusipirkimas. Aš palūžau, prisipažinsiu. Turiu YouTube premiumą. Silpnuolis. Silpniukas esu visiškai. Nebegaliu žiūrėti į dantų pastos reklamos. Ir viena minutė ir jau vienos dažnai nebeužtenka. Žiūri, tau jau 2 reklamos rodo. Kokį nors ilgesnę laidą žiūri, jau tau ir į tarpą įdomiausiai vietoje įkiša. Ar žinote? Skalbimo milteliai. Tokie. Gerai, ant kompo, ant telefono atblokeriai. Ant kompo dažniausiai būna, ar ant telefono kiek ten? 10, maks 15 sekundžių reklamos. Žiūri per teliką, atkreipi dėmesio, jos žymiai ilgesnės būna. Ant teliko, aš nežinau, nebent pas tai kažkoks ten androidinis telikas, gal tada eitų įdėti. YouTube premiumas. YouTube premium, bet šiaip tai ar einam paprastus Smart TV blokuoti? Neina. Manau, kad ne. Ir tu privalai žiūrėti. Privalai žiūrėti. Tai YouTube premiumas. Man jau taip sutapo, kad... Bet YouTube'as man pasiteisina. Aš tada ir tą turinį mėliau žiūriu, kai man tų reklamų nekaišo. Viena iš problemų, kodėl nieks televizoriaus nebežiūri, ne? Nes, tu negali neatsisukinėdamas, neprasukinėdamas kažko žiūrėti. Jeigu valanda surūta, tai jinai trunka 2 valandas. O Dieve, aš atsimenu, kaip atsirado televizija su galimybė prasukti, nes anksčiau per tą reklamą, tai tu žinodavai, reklama ten tikrai trunka 10 minučių, tai jeigu žiūri kažkokį filmą, tai suplanuojat per tą 10 minučių valgyti pasidaryti, per tą 10 minučių nusiprausti, per tą 10 minučių šunį pavedžioti. Žodžiu, tai tiesiog pasiplanuodavai darbus. Ir kai atsirado galimybė prasukti, naujas pasaulis atsirado. Amerika, ne? Bet dar 10 minučių aš dar suprasčiau, bet ne 10. Daugiau, ne? Daugiau, dabar ten būna 15 ir... priklauso nuo kokio nors renginio, bet net sporto ta reklama tiek dabar yra įsišaknyjusi. Pavyzdžiui, žinojot, kad
NBA varžybų minutės pertraukėlė realiai trunka 3 minutės. Tai yra skaitoma minutės pertraukėlė, bet jie ten turi į tą tarpą spėti ir šou padaryti ir kažką pareklamuoti ir tai yra 3 minutės. Ir sporto varžybas dabar patys amerikiečių diskutuoja, kaip padaryti, kad jos įtilptų į 2 valandas, nes žmogus nebeišlaiko tiek jam per daug. Dėmesio nebeišlaiko, ne? Tai kas tas pats krepšinį Lietuvoje yra kita diskusija dėl peržiūrų, nes dabar už kiekvieną nesąmonę teisėjas bėga peržiūrėti epizodo, irgi tarpai, stabdymai virš 2 valandų išsitęsia renginys ir žmogui jau per daug. Tai vat, Amerika sprendžia savo krepšinio lygoje problemą, kad vat, reklamos stabdymai, visas renginys pasidarė per didelis. O noras sukišti reklamos yra, jeigu paimk didžiausią sporto renginį, koks gali būti, tai NFL Super Bowlas. Nieks nežino. Super Bowlo rytą atsikėlęs bandžiau pažiūrėti, kas su kuo žaidė ir koks rezultatas. Be šansų. Pabandai paguglinti, tau neduoda tos informacijos. Tau iš karto duoda, kad Kendrick Lamaras šitą Drake'ą pedofilų išvadino ir koks buvo halftime show, kas ką ten reklamavo, kokios reklamos buvo rodomos per teliką, kiek jos kainavo, nu, va tokius gauni straipsnius. Tikrai gerokai teko pavargti, kad sužinoti, kas vyko renginį ir kad reklamą visiškai užgožia. Ir ten joks YouTube priimamas nepadeda. Nu gerai, čia vienas kampas, dabar aš šiek tiek apie kitą kampą noriu, nes reklama, jinai gali būti į tave orientuota, o gali būti iš vis nesusijusi. Tai apie tą reklamą, kuri yra orientuota į konkretų asmenį. Tai tarkim, einu į prekybos centrą, einu į parduotuvės, peržengiu parduotuvių vartelius ir staiga mano feed'e jau meta batų pasiūlymus, drabužių pasiūlymus. Tai kaip šitai veikia? Ta prasme, jie mato kažkokiu būdu nustato lokaciją, nežinau, kur aš einu. Tai kažkokiu būdu tu davėjai sutikimą tai lokacijai sekti, bet ir čia tikrai yra normalu. Ar norėtum, kad tau įėjus į batų parduotuvę geriau žoliapėvį siūlytų? Ne. Nu ne, nes tau jos niekur ir nereikia. Tai ta kontekstinė reklama tokia, kur gal nesijauti tiek saugus, jauties kažkiek sekamas, bet, nu, principė tau duoda to, ko tu ieškai, ne? Tai ar kurį pasaulį reikės su žoliapėvim ar su batais? Nu, jo, priklauso nuo to, ko man tuo metu reikia. Bet apie tą žoliapėvę. Tai būna atvejų ir variantų sugirdėjus, kad scrollini feed'e ir matai atitinkamas reklamas, nors niekur nebuvai, nematei, neieškojai, nekalbėjai apie tai. Pasirodo, vyras ieškojo per tą patį Wi-Fi. Ar čia gali būti susiję, kad tau feed'e meta? Taip yra, nes dar viena dimensija, į kurią kreipia dėmesį, tai yra vieta ir tinklas, iš kurio tas srautas eina. Tai panašiai tas pats YouTube'as veikia, jeigu kažkuri tame tinkle esanti paskyra 10 kartų atsivertė vieną dainą, tai tikėtina, kad tu gausi jos pasiūlymą irgi. Bet tai irgi man patinka, normalu. Priklauso, aišku, nuo to, ką tu ieškai, bet kuo daugiau konteksto ir į mane orientuoto turinio, man nereikia žoliapėvės ir aš jos niekada nepirksiu. Tai labiausiai erzina reklamos, ko tu niekada nepirksi. Bet nėra creepy, kai kartais tiesiog, dialogas, šneki su kažkuo, tai įsitraukia Facebook ir jau tau meta. Jau meta. Paskutinį kartą, kai taip darėm, buvo apie tinginį, šnekėjom tinginio receptą ir aš jį gavau savo feed'e. Labai greit tada buvo, jau. Baisu. Kartais būna baisu. Bet tai čia realiai prie kitos temos galima bus prieiti apie nustatymus telefone ir kaip jie... Jo, bet ne visada tai suveiks irgi. Žiūrėkit, nemokamus sūris yra spąstuose. Kodėl jūsų Facebook'o Messengeris yra free? Jie iš kažko... Todėl, kad dosnu yra iš jų pusės duoti mums nemokamą. Jeigu kas nors yra free, tai prekė esi tu. Kalbant apie dar tas reklamas, Google'as seniau buvo prasileidęs per vieną vietą. Buvo kažkas pakūręs svetainę ir į tą svetainę įdėjęs,
Visas reklamos, visus banerius, kokius tik be gali būti. Ir tu, kai paklikindavai ant tos svetainės, netyčia, tau tos banerius pradėjo vieną po kito kraus, staigiai. Jeigu tu svetainiai savo tą parodai banerį, tau už tai centai kapsi. Žodžiu, tas žmogus savo tą svetainę visai promoutindavo, dar kažką į piktybinius linkus dėdavo. Esmė, kad tau užtekdavo paspausti, tu pamatydavo iškart tau užlaudindavo ten milijoną reklamų, jam nuo tavo vieno paspaudimo nemažai pinigų. Čia Google AdSense'as, tipo. Taip. Ir Šitas laikas, labai trumpai šitas dalykas veikia, labai greit susiekė, bet jisai per tą laiką spėjo užsidirbti. Bet kaip nervinto, aš įsivaizduoju. Bet tu svetainė, joje nėra jokio kontento. Tu atidarai, jinai sukurta vien tik tais, kad rodytų visus banerius, kokie tik yra Google, viskas. Geras verslo idėjas, bet mes vis apie jas pagalvojom po visko. Po laiko jau 10 metų po. 10 metų po. Tai gal ir viskas apie tai, ne? Dėl adblockerio dar tiesa, yra tekę su vienu susidurti, kur adblockeris buvo visai neblogas adblockeris ir vieną dieną jis pats reklamas pradėjo mėtyti. Tai tu susinstaliuoji adblockerį, kuris blokuoja tam tikras svetainės, ne tam tikro tipo reklamas, bet pats uždirba iš to, kad pardavinėja teisę kai kurias reklamas vis dėlto praskipinti ir rodyti. Tai buvo kilęs didelis šaršalas, bet labai greit to produkto populiarumas krito ir dabar net nežinau, ar gyvas ar ne, bet ir vienas iš top 5 buvusių tuo metu. Tai, bet reklamos blokuotojai gyvena iš reklamos. Kaip ten sakomas tas posakis, arba miršti herojam, arba gyveni pakankamai ilgai, kad pasidarai tą piktadarį. Tai jie pakankamai ilgai gyvena. Kalbėjom apie reklamą, apie pageidaujamą, nepageidaujamą reklamą, apie tai, kaip telefonai žino, kur mes einam arba apie ką mes kalbam. Tai kokie nustatymai telefone turėtų būti, kad išvengti viso šito? Aš kažkaip galvoju, kad nėra teisingo ar neteisingo nustatymo. Ten, kur tu davėjai, reikia tik suprasti, ką duodi. Žiūrėk, jeigu tu kalkuliatoriui duodi prieigą prie mikrofono ir prie tavo lokacijos, tai turėtų kilti klausimas. Arba esu matęs tokiu atveju, kai ten irgi paprašo kalkuliatorius prieigos prie tavo kontaktų. Kam jam? Kam tau? Turiu labai panašą, tai nusipirkom lempą, pakabinama, ją ten gali telefonu, kaip nori. Ir ką, įsirašiau tą appsą, neįsirašiau. Visų pirma, ateini ir ant dėžės yra QR kodas, nuskaičiau, ne? Nuskaičiau, atsidarė Play Store'as, appsas, kiniški hieroglifai, aprašymas irgi kiniškai. Gerai, įsirašiau į telefoną. Gerai, lempą valdyti, ko tau reikia? Tokį sąrašą. Prie kontaktų, prie tavo video, prie mikrofono, prie kamerų. What the fuck? Gerai, viską deklininau, palikau tik, kad Bluetooth'as. Ir neveikia lempa. Viskas veikia. Lempa. Viskas veikia. Veikia. Viską. Kodėl? Tipo, yra ten funkcijos, kad gali paploti ir, aliai įsijungia tą lempą. Tai tam reikia mikrofono, ale. Kameros kam? Nežinau, ten aprašyme rašo, kad pagal šviesumą, tipo, jinai ten tamsė, bet, kadangi viskas kiniškai, labai abejoju. Kiniečiai taip atsisėdė. Labai abejoju. Tiesiog. O tai turim kažkokį, nežinau, tulsą ar appsą, kažką, su kuo galim pasitikrinti, kas pas mus telefone yra sujungta, kad susitvarkyti. Daug parodo ir įrankiai, kur jokio appso nereikia. Privacy dashboard, atsidarius nustatymus, yra tiesiog lentelė, kuri parodo, kokio tipo tavo tos prieigos ir yra ten sutiktas kokiam programėlėm arba prie kiekvienos programos, bet jeigu norit pasišiurpinti, įsidėkit Permission Manager iš App Store ir jisai parodo agreguotai, kad tavo telefonė yra 93 appsai, 50 iš jų turi prieigą prie mikrofono ir taip toliau. Gali palei kiekvieną prieigos tipą pasižiūrėti. Ir pasidaro pakankamai baisu ir per ten gali susižiūrėti, kvestionuodamas iš tikrųjų, ar nepertiklinės tos prieigos. Naini ir pasižiūrė, jeigu skaičiuotuvas prašo kontaktų ir mikrofono, gal... Bet tos prieigos irgi
kaip sakai, prie mikrofono turi prieigą, bet yra skirtingi būdai. Arba neturi prieigos, arba turi tik naudojant appso metu, arba turi visą laiką. Aš tokiu, kur visą laiką, niekad stengiuosi kažkaip sėdėti, nebent ten turiu jau neįmanoma kitaip. taisyklę, kad irgi neduodu prieigų, bet duodu tik tada, kada man reikia naudotis. Čia labai geras, nes kitu atveju, pavyzdžiui, duosi prieigą prie vietovės, tai jis įgauna teisę skanuoti tavo vietovę pastoviai ir pas tave pastoviai veiks GPS, kad ras ir telefoną tavo iškraudinės. Taip. Tai įsijungia tik tai naudojant appsą ir, aišku, čia vienintelis teisingas būdas. Tai va, tai reikia susižiūrėti savo telefono nustatymus. Jo, bet pasitikrinkit, tikrai kiekvienas nustepsit, kiek kam kokių bereikalingų esat davę prieigų. Nesu matęs telefono, kuriame nebūtų perteklinių prieigų. Žmonės, kai pamato bendrą vaizdą, tai šitaip aš čia daviau, ne? Tai Galų gale dar ir apsų prasitrinsi paskui, tai žinai. šitą periodiškai reviziją reikia padaryti. Taip. Šiaip tai nauji telefonai, mačiau, turi tokią funkciją. Jeigu kažkokio appso ilgai nenaudoji, jisai atima kažkokias tai teisės nuo jo. Geras. Ir man būna išmeta notificationą kartais, žiūrėk, šito appso nenaudoji tiek tai tiek laiko, mes nuo jo nuėjom, tokias tai teisės. Šiandien papasakosiu apie 3 virusus. Apie juos tikriausiai, 100% esate girdėję. Gal biškį detaliau. Žodžiu, pirmasis - WannaCry. WannaCry tai yra kompiuterio duomenų užšifravimo virusas. Jis išnaudodavo tokią spragą Eternal Blue. Reiškia, jis iš kompo į kompą galėdavo, tinkle tiesiog plisti. Jisai tavo užkoduodavo duomenis, tu galiausiai tau iššokdavo lentelę, kai jisai baigdavo darbą, kad žiūrėkit, turit per tam tikrą laiką susimokėti kažkiek tai ten bitkoinų, mes duosim tau raktą, atkoduosi. Gerai, tu bent į kompą galėdavai patekti. Kitas virusas būdavo Petya. Petya irgi veikdavo identiškai, bet jis visiškai užkoduodavo tavo kompą. Tu dirbi kompą, tau jisai pasirestartina, jisai nebeužsikrauna net. Tau irgi parašo tą pačią informaciją, turi kažkur gauti raktą, apačioje įvesk raktą, tada atkoduosim. Irgi. Ir trečias, pats baisiausias iš visų, NotPetya. Kuo jisai skiriasi? Jisai irgi užkoduodavo, bet ten nebūdavo atrakinimo jokio. Viskas. Į vieną pusę užkoduoja, nes jo tai būdavo toks liksas. Jo tikslas būdavo viską naikinti. Užkoduoti, negrįžtamai, būdavo ten kiti internete skelbdavosi, oi, atsiųskit mums čia kažką, tai mes sumokėkit, mes jums atkoduos. Čia, kaip sakant, iš tavo nelaimės kažkas dar bando pasipelnyti. Šitas virusas buvo paleistas pagrindė Ukrainai. Per pirmą parą ten 80% užkoduotų kompiuterių buvo vien Ukrainai. Neslepiant, tai tiesiog Rusija tiesiog pavarė, čia po Krymo karo, praėjus kiek ten 3-4 metam, tiesiog toks kaip testavimą paleido. Ir labai žiauru buvo, tokia įmonė kaip Maersk, jos buvo užkoduoti 49 000 kompiuterių, labai staigiai vyko, jie būtų viską realiai praradę, bet buvo atsitiktinumas, vienas jų nuotolinis serveris kažkur tuo metu elektra dingo, ir tiesiog nepasiekė jo. Šitas virusas, kodėl jis taip greit plito? Jisai išnaudoja 2 spragas. Jis išnaudoja 2 spragas, kaip prieš tai sakiau, Eternal Blue, jinai tiesiog gali tinkle plisti, kita vadinasi Mimikatz. Mimikatz spraga yra tokia, kad Windows'uose tavo passwordą kompo, arba nebūtinai tavo paskyros passwordą, gali ir admino passwordą, jeigu jisai buvo suvestas, jisai iš tavo atminties jį bando surasti ir nuskaityti. Microsoftas šitą labai greit užpečino, bet ką reiškia užpečino? Jeigu tavo tinkle užtenka, kad bus bent vienas neužpečintas kompas, jį įsilauš, gaus admino passwordą, kiti kompai gali būti jau pilnai atnaujinti, viskas gali būti kiaurai vis tiek eis. Jis jau turės admino passwordas dažniausiai visų kompų būna toks pat. Bet čia tik tai tuo atveju, jeigu admino passwordas toks pat. Nes... Taip, bet jis, kaip sakant, per kiekvieną nepečintą kompą gali eiti. Ir tiesiog
nušlavė viską. Bendrų buvo paskaičiuota apie 10 milijardų nuostolių. Wow. O nuo ko viskas prasidėjo? Ar čia kažkoks atėjo, nežinau? Ne, yra labai įdomu. Kaip prasidėjo viskas? Irgi prasidėjo Ukrainoje. Ukraina turėjo tokią buhalterijos programą, kuri, realiai privaloma kažkokius mokesčius ten daryti. Vadinasi jinai EMEDOC. Įsilaužė į tą svetainę, tiesiog tų developerių, kurie tą programą užsiema. Ir į jų atnaujinimą įkišo savo tą virusą. Kadangi tą programą naudotis turi visos įmonės, jos tiesiog, įprastai atsinaujino programą, susipūtė, ir kartu visus kompus susipūtė tas atnaujinimas. Tai tiesiog sulig diena visiems suvažiavo atnaujinimas tos programos ir kartu parėjo ir šitas. Žiauriai. Geras būdas prakišti. Tai kokią mes, pavyzdžiui, Lietuvoje naudotume panašiai, kaip yra Lietuvoje? Buhalterinė? Buhalterinė. Rivilė? Ne rivilė, yra formos tos, kur pildyt. Ai, tu turi omeny įrankis. Tai... Įrankis. Formfilleris? Taip, pavyzdžiui, buvo toksai abi formfilleris. Jis toks ateina atnaujinimas, ir kiek įmonių jį naudoja? Labai daug. Praktiškai visos. Tai va, ir įsivaizduok, į tokį įkišą ir tau, bam, visoje Lietuvoje turi virusą. Tai čia primena. Ir užtenka, kad į vieną kompą tavo tinkle papultų ir visi kompai iškart pasigauna. Kai sakau greitai, tai reiškia greitai, kad tavo 1000 kompų užkodoja ne dienom. Čia minučių klausimas. Jeigu tu pamatydavai, kad tavo kompiuteriai, tavo serveriai yra, viskas jau per vėlų. Va tokio greičius įplito. O kaip sustabdė viską, kaip pasibaigė? Kas nukentėjo, labai greitai atsirado antivirusai, kurie šitos nukenksmino, bet jau žala padaryta. Nukenksmino, tai tu iš naujo tiesiog neužsikrėsi, bet nieko neatkoduoja. Duomenys visą gerą. Tai čia man primena tą pasaulio pabaigos scenarijų, kuris irgi čiut neįvyko, kai į Linuxo korą čiut neprakišo backdoor, programinės įrangos, kurie 90% pasaulio serverių yra Linuxiniai. Ir jie visi naudoja tą patį brandalį. Ir tas brandalys jis yra viešai developinamas, tu gali prisidėti prie jo vystymo. Ir buvo prie tų kontributorių, net nežinau lietuviškai kaip kontributorius, tas, kuris prisideda kodų, buvo pradžiai prisijungęs kažkoks ten jaunuolis, kuris atseit pradžiai padėjo, bet jo tikslas buvo įdėti kodo dalį, kuri leistų prisijungti prie bet kurio Linuxinio serverio pasaulyje. Ir visa tai buvo nukeliavę iki testinės versijos. Jau iki testinės aplinkos ir labai nedaug trūko, kad būtų paleidę visur. Ir čia yra pasaulio pabaigos scenarijus visiškai. Įsivaizduokit, jeigu tu turi prieigą prie visko. Tai tu esi dievas. O čia Lietuvoje turėjom kažko panašaus? Šitas virusas, kur Marius pasakojo per Lietuvą, jis irgi praėjo? Jo, praėjo. Mano vienam darbė buvo vienas neįspūdingo svarbumo, bet WannaCry virusas buvo įsimetęs. Bet nebuvo taip, kaip pas ukrainiečius nuėjo ten. Ne. Ten, visos kitos šalis buvo tik tokios netyčia užkabintos. Jo, tai visiems nekliuvo. O pats plėtimas, pradžia, tai turbūt tradiciškai elektroniniu paštu, ne? Koks nors, kaip jisai aktyvavosi. Kažkas išsiuntė. Mano darbovietė, tiesiog buvo atidarytas failas per paštą. Atidarytas failas per paštą, užsikrėtė kompas, tas kompas pradėjo save kryptinti, ir viską, kas tinkle. Bendrą diską, serveris. Pamačiau netyčia, galiu papasakoti, kaip pamačiau. Iš rinkodaros man atsiuntė nuotraukas, ant kurių reikėjo uždėti watermarkus. Aš atsidariau tą bendrą katalogą, išsikėliau tas nuotraukas pas save, uždėjau watermarkus, ten užtrukau 10 minučių gal. Atsidariau tą patį katalogą ir tiesiog norėjau iškelti, žiūriu, tos nuotraukos, kur ką tik pasėmiau, ten nebe nuotraukų failai. Kai uženkriptina, staigiai atjungiau serverį, prieš atjungiant dar pasižiūrėjau, kuris kompas tas nuotraukas paskutinis paredagavo, staigiai išjungiau serverį, bėgau į kito kompiuterio, staigiai tą kompą išjungiau,
Nu ir tada aiškintis, aišku, ten atidarai safe mode, žiūri. Realiai buvo užkoduoti virš 30 000 failų, nu bet tie failai gerai, kad buvo tokie, nu, mažai svarbus, nu tai nelabai pasijuto, bet... Nu, tai gerai, pats tas kompas visiškai buvo praktiškai užkoduotas. Kai užkoduoja, pasikeičia failo plėtinys. Gale pamatai kokį nors ten atsitiktinį, labai dažnai ilgesnį negu... Aš kiek matęs, dažnai būna 5-6 simbolių tie plėtiniai. Ir jeigu pamatai ten FIF, J, A, B, M, viskas. Stop. Jau tiesiog atsijung nuo interneto. Bet jau vėl. Lietuvoje paskutinis užlėkimas, kokį prisimenu, tai KTU buvo pasigavę ir labai įdomiai dalinosi paskui su visais, kad kitiem taip nenutiktų, bet buvo kriptinimo viruso pasigavę ir jų uženkriptino ir kai kurias sistemas. Aišku, tradiciškai tos, kurios jau pasenusios ir backupus irgi. Dalį backupų jie prarado. Tai gaila tik tai, ten tokia viena pamoka iš jų buvo, kad toks pat virusas jau buvo prasisukęs Australijoje pro mokymo įstaigas lygiai taip pat. Tai jiems pagrindinis klausimas kilo ne kodėl čia taip vyksta, bet kodėl bendruomenė universitetai nepasidalino su kitais, nes ten buvo ta ataka kažkaip tiesiogiai taikyta į mokymo įstaigas. Ir sako, mums didžiausias klausimas, kodėl, kur nesuveikia tai, kad iki mūsų ta informacija netėjo. Nu tai ką, kada pirmus kompiuterius gavot? 7 klasėje. 7 klasėje. Mano pirmas kompiuteris buvo 4 klasėje. Tai jaunesnis žmonė. Priklauso nuo to, ką vadinsim kompu. Aš hardcore'iniais laikais gyvenau. Kompai buvo netokie, kaip jūs dabar įsivaizduojate. Tai pirmas kompas, kurį sunku pavadinti kompu, nes jis irgi, kaip ir senų žaidimų konsolės, neturėjo atminties. Tai buvo toksai, buvo laikotarpis, kai lietuviai bandydavo lituoti kompus patys. Šiauliuose gimdavo tokių ZX Spectrum kompų atitikmenis. Nu ir ten Šiauliuose jos kažkiek ten darė, iš kažkokių ten atsiveždavo procesorių, tai rusaigi neturėjo, žinai, normalių. Tai atsiveždavo iš vakarų kažkokios tai pusiau legalių, pusiau nelegalių būdų krūvą lustų, nu ir susilituodavo ir tie kompai Lietuvoje būdavo Šaulys, Santaka ir taip tiesiog dar ZX Spectrum vadindavosi. Tai ZX Spectrum būdavo... Ta prasme, tokie lietuviški pavadinimai. Jo, būdavo. Yeah. Bet principė tai buvo vienas ir tas pats, tai buvo sunku paaiškinti. Vizualiai tai atrodydavo taip, tu gaudavai klaviatūrą ir viskas. Ir ten on ir off mygtukas. Tu jį galėdavai pasijungti prie televizoriaus, bet jisai neturi atminties. Jisai turi tik tai operacinę sistemą, kas būdavo basicas ir ten jame nėra nieko. Aš kartu su to kompu gavau knygutę, tokią žalią baisę basic pradžiamokslis ir tu galėdavai tuo metu susirinkti kažkokį kodą, nu ir, ten spalvos prabėga pro ekraną, žinai, wow, jau čia fantastika. Bet pirminė, kam visi tos kompus naudodavo, gaminimas. Ir čia aš nežinau, kaip jums dabar visiems, kurie gimėt po 90s, paaiškinti. Tu turėdavai pajungtą prie tos klaviatūros magnetofoną. Iš magnetofono leisdavai tam tikrą įrašą ir tas įrašas būdavo į ramą kažkokiu būdu su toks keistas labai garsas, galėsim video uždėti. Tau ten 5 minutės kažkas vyksta, praeina tas kasetės įrašas ir tau įsikelia programa į tą, į ekraną
Nu ir tu su ta klaviatūra tol, kol tas kompas įjungtas, nes atminties jokios nėra. Viskas tiesiai iš ramų. Nu ir žaidyti, tie žaidimai primityvus, kas esat beviltiškai seni, ten gal tokius pavadinimus busit girdėję, kaip Bruce Lee buvo, Load Runner. Load Runner šiaip nuo rusiškų kompų laikų ten toks. Šiaip fainas žaidimas, bet ant 8 bitų konsolių jis paskui buvo, bet tokie primityvūs, paprasti kosmose šaudyti, ten tas, kur populiarus, pamiršau pavadinimą, būdavo. Bet tai būdavo ir iš kasetės į kasetę negalėdavai perrašyti. Kad perrašai ir nuneši draugeliui, ar veiks, neveiks. Kažkokiu būdu ten prisimenu, kažkaip per miglą apjunginėdavom tą magą, turėdavai apjungti per kompą ir tik tada perrašius kažkodėl tai veikdavo. Neįsivaizduoju šitos magijos, neklauskit, bet aš per mažas buvau, kad suprast, bet magnetofonas, keisti garsai iš kasečių ir kompo dėžė be atminties, kur ten įjungus tam tikrą kanalą, tik tai tau tą vaizdą rodo, nu, ar čia pirmas kompas ar ne pirmas kompas? Nežinau, čia kosmosas kažkoks, nes dabar tu kaip pasakoju, aš galvoju apie savo pirmą kompą, tai jisai buvo absoliučiai normalus kompas, nes jame buvo Windows XP, jisai buvo plokščia ekranis, net neturėjo to šnai galo, buvo labai gražios tokios sidabrinės metalik spalvos, nu, nežinau, fainas kompiuteris buvo. Tai, bet kad ten nieko jame nebuvo, tik tai Paintas, Media Playeris ir Solitairas. O turėjai internetą? Ne, tada, paskui tik tai, kai jau ten Mirko laikai prasidėjo, bet nu, man to užteko. Aš puikiai laiką leisdavau ir pieždama ten, ir muzikos klausydavau. Dar jūs kaip papasako apie šitą experience, atrodo, kad mano seneliai kaip apie Sibirą kalbėjo. Atrodo, kažkas prieš 50 metų vyko. Realiai čia kiek? 10 metų skirtumas? Nu čia kokie grubiai apie 90-osius, va taip ir buvo. Bet čia, žinai, kaip iš serės, kur tėvai, o mes 20 km į mokyklą per pūgą ėjome. Taip. Bet tikrą kompą irgi gavau, wow, man buvo visiškas kosmosas, kai 10 klasiai važiavom į Plungės garažus ir Plungės garažuose naudota Pentium 1 kompas su turbo mygtuku, negražios sidabrinės spalvos, bet baisus, kai pasaulis keisas ir turbo mygtukas, kai turbo paspaudė ant 133 veikia. 800 MB hardas, į kurį nieks netilpa, garso plokštės nėra, Windows 95 ir aš jį pradėjau nagrinėti, kaip Aistė sako, atsidarau, žiūriu, Solitairis, Paintas, fainiai. Bet man tai buvo visiška magija, man tuo metu mokyklai prasidėjo informatikos pamokas, labai patiko programuoti. Turbo Paskalis, aš ten prisidariau programėlių, jos man ten kažką veikia, man čia atrodė naujas galimybių pasaulis, bet per pirmas 2 dienas aš jį 3 kartus užlenkiau pilnai, nes atsidarai, žiūri, C diskas, Windows direktorija. Windows kažkaip tą užrašą mačiau, jisai turbūt gerai. Įeinu į vidų, System 32, negi man reikia, man trūksta vietos kompė. Shift delete. Ir geroji dalis, kad tame kompė CD-ROM beje irgi nebuvo. Tu turi tik diskelį. Diskelį, per kurį kažkokį failą gali atnešti. Tai vienas iš tėvo draugų per pirmas 2 dienas 3 kartus man perrašinėjo kompą ir turbūt gerų žodžių neminėjom, bet taip buvo. Bet paskui jau supratau, kad iš Windows direktorijas nieko trinti nereikia. Reikia kitą veiklą užsimti. Ir mokiausi, man labai patikdavo. Tai periodiškai mane nuveždavo kaip vaikai į saldainių parduotuvį į tos pačius Plungės garažus. Net ten būdavo bičias, kuris perrašinėdavo programas. Ir pardavinėdavo. Tu ten krekinto softo galėjai prisipirkti. Wow, tu ateini ir tau nusileidai į konspiracinį garažą ir ten visa siena, ko nori. Aš neįsivaizduoju, iš kur jis jas gaudavo, bet ten buvo ir vis pastoviai kaip nuvažiuoja viską, ko nors naujo. Ir Photoshop 5 parsivežiau. Jau tau interneto net nereikia. Aš net nesvajojau, kad aš jį turėsiu, kad nors, bet parsivežiau Photoshop 5, dabar tai tu mokais, ką atsidarai YouTube'ą
žiūri, kaip kažkas dirba. Iš mano kaimo dar reikėjo važiuoti į Klaipėdą į tam tikrą parduotuvę, kurioje galėjai nusipirkti Photoshop 5 žaliems, tokią storę knygą, bet ten fainai, ten su pavyzdžiais, su visa kita. Ir sėdi, verti puslapiuko po puslapiuko ir darai, bet tų pamokų neužmirši niekad, žinai, ir va taip va su visu softu, vis kažką bandant, vis kažką nusipirki naujo, vis pabandai. Jau kai sidromas buvo, paskui tai jau buvo fainai, tai vis galima buvo nusipirkti, kažką išbandyti. Labai patiko ir aš nuo to laiko atgal nebeatsisukau ir tas informatikos pasaulis mane visiškai pakerėjo. Prisimenu, tėvui dar žvejybos softą parvežiau ir, žinai, ir žvejot per kompą galima, nebereikia prie prūdo važiuoti. Aš atsimenu tą žaidimą, kur ten meškerę užmeti. Eik, tu savo kaip kabindavo. Tu žinai šitą žaidimą? Man atrodo, žinau. Man atrodo, kad čia buvo visiškai būdas būti nesukančiantam uodų. Wow. Ir monitoriai, tu sakei, plokščia ekranis. Ne, tikri vyrai žiūri į sloviką, į kurį gali įdegti nuo jo. Paskui... Būdavo tas mitas prie tų monitorių, kaktusiuką pasidėti. Sako, radiacija ten sugerdavo. Mitas būdavo. Ir būdavo, nesėdėk tiek daug prie kompiuterio, akis suges. Parsivežiau garso redagavimo programą. Garso redagavimui, tai reikia garsą iš kažkur paimti. Kaip tu persikelsi, įsivaizduok, sėdi, tu jau paskui susapgreidinau, nusipirkau garso plokštę. Kaip? Iš kur? Interneto neturi. Iš kur paimtų garso failų, kuriuos tu ten pakarpysi, sulipdysi, sukursi garso kūrimo programos, ten buvau savo albumą pasidaręs. Tai kažkokį kabelį susiradau, kur iš analoginio rusiško magnetofono tu gali pasijungti į garso plokštę. Ir su garso įrašymo programa, grodamas ant mago, tu gali įsirašyti, gauti garsinį failą kompą ir tada karpyti. Nu, va, tokie, va, hardcore'iniai dalykai, žinai. Bet tas žiauriai daug išmokė. Tai kai tu gyveni be interneto, neturi jokios literatūros, neturi iš kur ko pasiimti. Eidavom su pažįstamu Kretingoj, kur, aišku, visi kompai pradžioje atsirado savivaldybei. Savivaldybė turėdavo kompą, ir ten keli mokyklai. Žinojom bičią, kad žino apie kompus, tai eidavom, laukdavom, žinodom, kad bus kažkada pietų pertrauka ir per pietų pertrauką jis teoriškai išeis iš kabineto ir mes į 5 minutės, kol jis kažkur eis, galėsim pakalbinti ir paklausti dalykų, kaip veikia. Tai va taip pavyko informacijos perdavimas. Čia kaip Seime, žinai, kaip pripuola. Komentaro. Nežinau, pas mus tai buvo taip, kad visi turėjo tą klasioką, kuris biš prie kompiuterių. Aš tas klasiokas buvau. Ir ateidavau patvarkyti, jeigu reikėdavo kažką parodyti ir panašiai. Tai aš irgi tokį klasioką turėjau. Aš noriu perduoti linkėjimus Rimantui, nes aš žinau, kas tai žiūri, tai ačiū. Linkėjimai. Tai va, tai... Jo, tai tu buvai tas klasiokas, o tu buvai tas klasiokas, ar... Aš kai gavau kompą 4 klasėje, mano draugai turėjo kompus. Tai tu jau su internetu jaučiu gavai? Ne. Internetą gavau dar po 3 metų gal. 3-4 metų tik tais. Labai vėlai. Labai vėlai dar. Labai vėlai. Aš pirmam kursą gavau internetą. Bet ar jums nebuvo taip, čia yra toks mymas realiai. Pas draugą nueini, jisai turi įvairių žaidimų. Aš atsimenu floppy diską. Tik nesakyk, kad nuorodą nusikopijavai. Ir shortcutą įsidėjau į floppy diską, grįžtų namo, įsikišu, neveikia. Internetą atsineši namo. Nežinau kodėl. Čia mano tie pirmieji mėnesiai, kai tik gavau kompiuterį. Aš kaip dar sakau, gavau kompiuterį, savaitę užtrukau, kol užlenkiau. Aš turėjau 10 diskelių ir draugas turėjo už 3 namų gyvenantis tokį Monster Truck žaidimą. Tai man labai reikėjo tą žaidimą parsinešti, ir tas žaidimas užėmė 50 MB. Tu turi 10 diskelių, vienas diskelis 1,3, kažkas tokio megabaitų, ne? Ne 2,6? Žodžiu, per mažai. Tai suarchivavom pas tą draugą žaidimą į daug dalių, kad tilptų į diskelį. Tu turi 10 diskelių, tie diskeliai iš ryto veikiu, po pietų nebeveikiu.
10 įsirašai, grįžti namo, tavo kompė nenuskaito, 8 persikėlė, užsirašai, kurios dalis netos, grįžti atgal, antrą dalį. Taip per 4 kartus parsinešiau už tą žaidimą. Bet pas mane diskas tai 800 megabaitų, vietos tai nėra kur išskleisti. Tai suarchivuoji kitas programas, pasidarai laikinai vietos, išskleidai žaidimą, tada ištrynį archyvus, tada išsiarchyvavai savo tos pirminius failus. Ant kiek norėjo žaisti? Taip. Ant kiek norėjo žaisti? Vaikščiau dienos darbus. Bet Monster Truckas veikia. Bet veikia, ne. Aš tai atsirado sidiromai. Ir kai atsirado turgus. Seniukai, iš Amerikos sidiromą parsivežiau. Tu prasme, kad kažkaip dar būdavo vieni sidiromai, kurie tik tai skaito, o kiti kur rašo. Tai rašantį parsivežiau. Aš turėjau kepyklą. 2002 metais, kaip dabar atsimenu, iš Amerikos parsivežiau skaitmeninį fotiką ir kepyklą. Nu tai viskas vėl. O tokia programėlė Nero ten kažko. O Nero Burner, visi turėjo. Visi turėjau. O kaip apie turgų? Turgui atsineši, nusiperki žaidimą, įsirašai, ateini už 2 savaičių, už kažkokią kainą, tu gražini tą ir už pigiau jau pasiemi kitą. Šitas pasaulis man nesuvokiamas. Pirmas, I was 3 years old, dabar tik išgirdau. Pasakok. Nu kaip, nueini turgu tais laikais. Nu ir ten yra, aišku, diskai, ant jų atspausinta ta nuotrauka, atsidarai, aišku, ne originalinis diskas, tiesiog matai, kad ten overwritintas ir su tušinuku užrašyta, kas ten per žaidimas. Nu ką, tu pasiemi, sumoki, tarkim, 20 litų už tą žaidimą. Tu grįžti namo, įsirašai, viskas gerai, už 2 savaičių ateini, tu pilnos kainos nebemoki, tu jiems tipo gražini šitą, nu ir iš pusę kainos pasiemi sekantį. Nu ir taip keiti pastoviai. Ir čia tiesiog tas piratavimas, kada buvo, nu, norma. Nedalyvavau šitam tiesiog tada buvo reikale. norma. Aš tuo metu turėjau, po to, kai jau gavau internetą, turėjau Baltikum. Baltikum turėjo savo FTP vidinį. Ten irgi, nu, visiškai piratavimo laikai. Ten galėdavai filmų, muzikų, žaidimų, visko prasisiųsti. Tai aišku, kai mokiausi, būdavo toks legendinis serveris, į kurį labai būdavo sunku patekti, bet KTU, Cobra, KTU LT, visi, kas seniai žinot. Ten buvo viso pasaulio pavogti filmai ir ten kažkaip atsidurdavo ir visi naujausi, bet jau iš Kobros, jeigu kažką galėdavai parsisiųsti, viskas ten. Jeigu kur pasaulyje buvo sukurta, tai buvo Kobrai. Tai labai labai stipriai naudodavom ir laimė atrodė taip, jeigu gali prisijungti į Kobrą ir nusipūsti viską. Kuriais buvo metais tas lūžio taškas, kada Lietuvoje atėjo, kad nu, viskas taip nebegalim daryti? Neįsivaizduoju. Žinai, kaip pasidarė, vogti pasidarė nepatogu. Dabar, kas liečia ir žaidimus, ir programas, dažnai tau kainuoja ten $15, nuo ko tu nedubednėsi, arba žaidimas, kur žinai, kad tau virusų kokių neužsinešė, 2 klikai Steam'e ir tu turi, ne, tą programą. Tai, o dabar siūskis, kažkokia antivirusinė tau blokuos, tu ten kažką leidės, tavo kompų neaišku, kas daras. Nu, pasidarė nebepatogu vokti, ne? Tai aš kažkaip galvoju natūraliai, bet čia kokie gal 7-10 metai į tą tarpą, sakyčiau taip. Nes tau vis mažėja. Aš dar noriu grįžti prie pačio to pirmo kompiuterio, kur, vat, sakykime, mane gavom. Ir tada labai gerai prisimenu žodžius pardavėjo parduotuviai, kai rinkomės kokį nusipirkti, nes aišku, kad nieko apie tos kompiuterius nenusimanėm ir tiesiog, kad būtų geras, gražus ir fainas. Ir tada pardavėjas sakė, geras kompiuteris visais laikais kainuos $1000. Ir dabar atgal pažiūrėjus ir tai, kas vyksta dabar, ar tiesa išliko ar ne? Eilinio vidutinio vartotojo, sakyčiau, kažkas tokio. Už €1000 dabar gali tikrai nupirkti jau, nu tikrai neprastą kompą. Nu jis viskas tau darys. Mes, kur IT žmonės gal biški labiau išlepia, mums jau ten reikia... Sportinės mašinos. Sportinės mašinos, jo. Jeigu kompas būtų Volkswagen Passatas, tai jisai 1000 kainuotų. Nu, va tokio lygio. Tai čia už 1000 tikrai namų vartojimui per akis. Tai jis tada kainavo 4000 litų, nes doleris buvo... Nepažįstu aš tokių skaičių. Tai va. Čia kraupiai brangu. Apgavo vargšus.
Ne, kodėl? Neapgavo, tai jie, taip kainuodavo, bet nesuvokiama prabanga. Dabar kompo gali už 400 eurų nusipirkti ir jis iš tikrųjų tau darys viską. Darys viską. Taip pat, tai džiugu, kad Plungės garažų lygmenį nebegyvenom, bet visas tas iš tikrųjų mane atvedė ten, kur aš dabar ir ta visa romantika man jinai miela ir aš labai su nostalgija prisimenu. Net tos ZX Spectrumo laikus, ten, kur kompų nepavadinsi, visą tai buvo kažkas tokio. Taip, tai šiandien įrankių dėžiai. Visiškai vienas iš tų įrankių, kur man smegenis nuneša Runway ML. Labai kokybinė prasme toliau pažengęs įrankis negu konkurentai. Ir tai yra paveiksliukų ir video generavimo įrankis, bet visiškai unikalus, kur tu gali, pavyzdžiui, jam rašai komandas ir generuojasi realiu laiku. Parašai, kad, padaryk man Klaipėdos, vaizdą. Jis padaro kažkokį vaizdą, nupiešia kokį nors tiltą, sakai, ne, tiltą tu man dabar nutrink. Ir tuo laiku, kai prašai, viskas vyksta. Tai labai įspūdingai atrodo, ten buvau, kai žaidžiau, parašiau, sugeneruok man čia Klaipėdos vaizdą, kažką panašaus padarė, laivas kažkoks plaukia. Sakau, išimk tą laivą, jis man čia nereikalingas, barža kažkokia ten, plaukia. Iš karto ant tokių nuima, užkeičia kitais vaizdais, sakau, išimk backgroundo vaizdą, nepatinka, spalva kitokia ir visą tą padaro. Kur dar labai įdomu, mes jau visai esam pratę prie video generavimo, bet šalia nėra garso. O jisai gali ir pagal nuotaiką garsą, nes, vaizdas kaip atrodo ir kokiais nuotaiką sukelia, labai dažnai priklauso nuo garso efektų. Tai padaro ir garsą, gali šalia nuotaiką sukurti, sugeneruoti su jajum garsą ir jeigu ten bus veidas kažkoks, gali ir irgi jau kas nebėra naujovė, bet lipsinką padaryti, kad kažkokį tekstą įkalbėtų. Gali jam pasakyti ištrinktą, pakeisk į kitą, ten, ne vien, kad ištrink laivą, bet ištrink laivą, pakeisk į kažkokį didesnį objektą, ten prie bažnyčios, ten laikrodį prikabink, kad atrodytų ir tokių. Bet jis mokamas, ne? Faktas, mokamas. Pasibandy duoda kelius šimtus kreditų nemokamai, bet jo mokamas, bet tikrai iš tų įrankių, kur vertas visiškai kiekvieną centą. Tai pasibandyt tikrai. Jeigu matėt, kolegos, buvo internete judantis signatarai, žemaitė kalbantį. Mačiau, labai fainas. Nesu 100% įstikinęs, bet manau, kad su šito darė. Nes tikrai sujudinti kažkokią seną nuotrauką, ją prakalbinti, tai su šito... Čia gali ir savo prosenelių kažkokią tai nuotrauką dašką. Gali visiškai, bet... Pilnas internetas tokių jau yra ten pridarytas. Jo, ir tas vis plečiasi, bet į kokybės prasme šitas numeris vienas, bent jau man šiuo momentu, pasižaidimui, supratimui, kaip tai veikia, pabandykit nemokamai, bet tikrai įdomiai. Žinojot, kad flamingai gali gerti beveik verdantį vandenį? Žinojai? Ne. O žinojai, kad flamingai rožiniai yra todėl, kad valgo daug krevečių? Tai 2 nereikalingus faktus šiandien turim. Gerai, viskas kad.